Nariams, pirmininkaujančių gerbiamų profesoriui Sauliui Čaplinskui, aišku, neringai, taip pat laba diena ir visiems susirinkusiems šiandieną, kad turėtumėm galimybę galbūt pateikti ir pasakyti, ką mes veikiame ir ar tikrai tendencingai dirbame, kad pasiektumėm tam tikrų rezultatų. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2025 metų programos apžvalga yra dedikuota labiau į šiandieną liečiančią temą, tai yra gimdos kaklelio. Ir nuo pat pradžių, kada ministru buvo paskirtas šios stebėsenos tarybos pirmininku, mes ranka į ranką dirbom su gerbiama Inga Zelbienė, specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėja. Ir kur ne tik tai ta stebėsena, bet šita vėžio taryba tokia tapo vienintelė, kuri didžiąją dalimi atsakinga už tam tikrų naujovių įdiegimo ir kontrolės mechanizmų, ataskaitų ruošimo ir pristatymų jų visuomeniai. Taip kad labai džiaugiuosi suteikta auditorija ir pabandysiu apžvelgti situaciją Lietuvoje. Taigi Lietuvoje vykdomos 5 ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programos pagal ES tarybos 2003 gruodžio 2 rekomendaciją dėl vėžio patikros programų įgyvendinimo. Tai yra gimdos kaklelio piktybinio naviko diagnostikos programa, toliau apžvelgsim plačiau, krūties piktybinio naviko diagnostikos programa, storosios žarnos piktybinio vėžio diagnostikos programa nuo 2009 metų, vykdomo plaučių piktybinio naviko programos bandomoji veikla, kuri taip pat pradėta yra šiais metais. Dėl to, kad tai yra tikrai irgi didžiulė problema ir šiai dienai mes susidurėme su pakankamai aukštu sergamumu plaučių vėžių, nežiūrinti tai, kad tabako kontrolės įstatymai reglamentuoja labai aiškius ir prevencijos priemonės. Ir kitos programos, kurios nėra įtrauktos į ES kaip tam tikras direktyvas, bet rekomendacijos. Tai mes visą laiką nuo 2006 metų vykdėme priešinės liaukos piktybinio naviko ankstyvos diagnostikos programą, kuri tapo vienu iš kelrodžių dabar šiai dienai Europos komisijai, kur mūsų Lietuva paimta kaip viena iš pilotinio projekto, kuris vykdomas visoje Europoje, kaip pavyzdys, kaip tas kuratorius, supervisorius, kuris galėtų pateikti tam tikras rekomendacijas visai Europai vykdant. Ir širdies kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvos diagnostikos programa, kaip žinote, irgi taip pat labai plačiai vykdoma mūsų kardiologijos ir šeimos gydytojų priežiūroje. Taigi esminiai gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos turinio pokyčiai. Tai patvirtinta, kaip jau minėjau, 2004 metais, tai yra nuo 30 iki 60 metų amžiaus moterims atliekamas gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų vertinimo paslauga, informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinio naviko profilaktikos paslauga ir ištyrimo specializuoto onkocitologinio tyrimo. Patvirtinta programos atlikimo metodika neužilgo ir papildinta naujomis paslaugomis, tai gimdos kaklelio biopsijos ir rezultatų įvertinimo, tai yra tas tęstinumas ir užbaigimas, ir gimdos kaklelio biopsijos medžiagos ištyrimo paslauga. Tai yra, reiškia, kaip sakyti, jeigu jau atradome, tai ne tik tai paleidžiam tą ligonį bet kur, o jau jį nuvairuojame iki ten, kur jisai turėtų patekti. Toliau pakeista dalyvių amžiaus grupė. Pagal tendencijas tokios, kokios vyksta Lietuvoje, mes matėme, kad tas sergamumas nuo 25 metų yra sparčiai augantis ir deja ŽPV paplitimas Lietuvoje yra pakankamai didelis. Ir tai sąlygojo tam tikrus pakeitimus, kurie įgalino mums nuo 25 iki 60 metų amžiaus moteris įtraukti į šitą dalyvavimą atrankiniai patikroje. Tai aišku, padidėjo pacienčių populiacija, tai yra daug didesnė amžiaus rėžis
ir nebejotinai tam tikrą prasme šioks toks sumažėjimas bendrame kontekste. Pakviečiamų galbūt mes augantį skaičių turime, tačiau atvykusių vis dėlto nėra. Užimtos moteris galbūt nelabai žino, aš viską gerai jaučiuosi, man nieko nėra ir tai yra tam tikra prasme iššūkis, bet mes su juo pradedam tvarkyti. Na, aišku, 20-ieji metai, kurie neabejotinai padarė tam tikrus perėjimus, nes jas reikėjo adaptuoti ir metodinės rekomendacijos teikiantys specialistai sako, kad vien tik tai onkocitologinio tyrimo ar skystose terpėse ir to neužtenka. Mums reikia ŽPV diagnostikos ir tam tikrose grupėse nustatymo, tai nuo 35 iki 59 metų imtinai yra medžiagos paėmimo iš ŽPV tyrimo atlikimas. Paslauga šita, tai, kuri pakankamai nepigi, jinai buvo įtraukta ir, reiškia, šitos programos vystymui turėjo didelį impulsą. Ir kaip matote, toliau ištyrimas, sugretinimas, konsultacijos specialistų, viskas įeina jau į tą visą mūsų dabartinę paciento kelionę, nuo to sveiko paciento kelionę, kada jau pacientės skundžiasi kažkokius tai pakitimais, tai jau čia yra liga. Bet mes turime sveikų, visiškai nieko nesiskundžiančių moterų, kurios turi ateiti ir atlikti šitą programą ir kaip įmanoma geriau iš anksčiau nustatyti pakankamai rimtą patologiją. Tai dabar, jeigu kalbėsime apie Statizio Globokano statistinę analizę, 22 matome iš 185 šalių, pasaulyje 36 paplitusių vėžių ir kaip matote, gimdos kaklelis mirtingumui moterų amžiui turi labai didelį įtaką, jisai užima praktiškai antrą vietą. Tai reiškia, mes, aišku, tai nėra pačių geriausiai įsivyščiusių aukščiausią BVP turinčių šalių liga, bet tačiau Lietuva šiame kontekste yra šiek tiek kitokia ir jinai tikrai turi per daug aukštą, nežiūrint į mūsų BVP augantį, lenkiantį net ir pietinės ES valstybės, bet tačiau mes turime pakankamai ryškų ir didelį mirtingumą. Ir moterų amžiaus mirtingumas yra antroji vietoje po krūties vėžio, tai tikrai yra perspėjimas didelis, kad mes turime veikti. Jeigu mes žiūrėsime pagal BVP ir labai didelė ataskaitos dalis buvo skirta pagal labai aukštas, reiškia, pragyvenimo lygį turinčias šalis, vidutinės ir mažas, BVP, reiškia, generuojančias valstybės, matote, kad gimdos kaklelis ten, kur BVP yra labai žemas, tai reiškia mažai skiriama ir prevenciniam programom, ir galbūt ankstyvai diagnostikai, ir tų pacientų švietimui. Mes turime didelės problemas ir mirtingumas tenais pasiekia tikrai labai didelės aukštumas palyginus su tuo, kai yra įsivyščiusios šalis, kur nepatenka į 5 daugiausiai diagnozuojama arba pusės mirtingumą sukeliančių lygų grupę. Čia noriu parodyti, kad Rytų Europa dėja įsiskiria, jeigu viršutinėse dalyse Rytų Afrika, Pietų Afrika, Vidurio Afrika, Melanezija, reiškia, ten sergamumas tikrai yra labai didelis, nes tos populiacijoje ir ta priežiūra yra labai galbūt medicininė paslaugų prieinamumo labai prasta. Tačiau Rytų Europa, kaip matote, irgi turi tam tikrą išskirtinumo bruožą ir jinai, žinoma, dvigubai, galbūt netgi daugiau, mažiau negu pirmaujančios pasaulyje pagal mirtingumo šalis. Bet tačiau, jeigu pažiūrėsime vakarų Europą, Šiaurės Europą, mes tikrai gerokai atsiliekame ir atsiliekame dvigubai, 3-4 kartus tiek sergamumu, tiek mirtingumu. Tai reiškia, mirtingumas, jeigu pažiūrėsime, Šiaurės Europoje yra minimalus. Ten invazinio vėžio sutinkama gimdos kaklelio ypatingai retais atvejais. Todėl, kad atrankinės programos vykdomos labai senai, jos yra labai aiškiai reklamuojamos, šviečiamos, informavimo sistema labai puikiai veikianti, todėl mes turime tokius rezultatus. O šiaip tai, jeigu paimsime, mes matome, kad gimdos kaklelio vėžio mirtingumas ir visame pasaulyje tikrai yra didelis. Reiškia, 342 tūkstančiai pasaulyje miršta moterų kasmet ir Europoje 13,5 tūkstančių. Tai jeigu mes paimsime Lietuvą, kurioje pakankamai nedidelė
virš 200, tai mes turime tikrai nemažą dalį tame Europos 27 Europos Sąjungos šalių algoritme. Dešiniai pusėje matote pasiskirstimą pagal amžių grupės, kodėl buvo paankstinta vadinamoji programa ir jeigu imsime nuo 20 iki 44 metų amžiaus moterų, sergamumas siekia 8635 atvejai, kai tuo tarpu vyresniam negu 70 metų amžiaus jau ženkliai mažiau, 6000. Tačiau didžiausia problema yra 45-69 metų amžiaus moterų, kurioms tiesiog pats darbingiausias amžius, karjeros pasiektos. Mes kitą kartą prarandame, vaikus reikia auginti ir mes prarandame tikrai labai daug moterų dėl jų ligotumo ir aišku mirtingumo taip pat. Ir preliminarūs duomenys rodo, kad 27 šalių Europos Sąjungų tiek sergamumo lygis, tiek mirtingumo gali skirtis netgi 5 kartus ir gali būti didesnis toj pačioj mūsų Europoje. Tai reiškia, mes turime tikrai daryti tam tikrus žingsnius, kad galėtumėm. Ir aišku, labai didelė skirtumai yra dėl ŽPV vakcinacijos ir prieinamumo vakcinų kokybės. Reiškia, taip pat skirtingo net toj pačioje Europos Sąjungoje. Kągi mes turime Lietuvoje, tai moterų dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programoje dalis procentinė nuo visų tikslinės grupės moterų pagal ciklus. Ciklas tai yra, mes matote, prasideda pirmas nuo 2004, kai pradėta, iki 2007 metų, tada kas 3 metai. Reiškia tie ciklai ir kaip matote, dalyvių iškvietimas pirmajam cikle 2004 siekia 43,2%, bet atėjusių buvo 33%. Vėliau, tobulėjant ir mes matėme, kad kvietimo netobula, reiškia ta vadinamoji struktūra, įgalina tas moteris vis dėlto pamiršti ir atidėlioti savo tą vizitą pas gydytoją, o netobulas kvietimas ateiti, kur reikia, kada reikia ir kada prisitaikyti, nepasirinko, užmirštama. Ir kaip matote, 6 ciklo, tai 19-22 metų skaičius mes matome augančius, aš labai džiaugiuosi tai, kad tas yra vykstantis dalykas, tačiau 66% gavo pakvietimus, tačiau atėjo 44. Ir tas po 3% augant vienam ciklui, reiškia atvykusių moterų pasitikrinti, sveikų, nejaučianti jokių simptomų, tai šiek tiek mus nuvilia, bet tačiau matysime, ką mes bandome dabar daryti, kad galėtumėm vis dėlto tą pasiekti, nes Europos šalis šiai dienai padarė tam tikrus sprendimus, ypatingai, pavyzdžiui, krūties vėžio, Suomija, Švedija turbūt čia mums labai toli iki jų lygio lygintis, bet Slovenija, kuri turėjo panašius rodiklius, tiek krūties, tiek gimdos kaklelių, įdiegus centralizuotą registrų centro kvietimo, reiškia, programos, tą vadinamą projektą, šoktelėjo iki 80% per keletą metų. Tai reiškia, mes turime į ką lygiuotis, turime ką padaryti ir tikrai mūsų darbai laukia. Čia yra, matote, nuo 2004 metų, kaip buvo išlaidos. Ir pažiūrėkite, mėlynas stulpelis, tai skirtos lėšos 1,2 milijonų gimdos kaklelio atrankiniai programai, reiškia, vykdyti. Ir pažiūrėkite, panaudota 0,2. Tai reiškia 1 milijonas grąžintas į biudžetą dėl to, kad nepanaudojo, dėl to, kad moteris netėjo, dėl to, kad neužsivedė tas visas mechanizmas. Aišku, tas darbas, kuris buvo vykdomas, jisai pakankamai neblogai, Covidas biški sumažino ir, kaip matote, irgi panaudojimo buvo skirta pakankamai pinigų, bet dėl Covido, dėl tam tikrų sveikatos sistemos pertvarkymų turėjome tam tikrų nuotrukų, bet nuo 22 metų tendencingai šuolis didesnis dėl to, kad mes turime pakvietėm ir tie, kurie dar nespėjo, ir tuos skaičiai tų pacientų labai smarkiai išaugo. Ir šiai dienai 24 metais jau numatyta 7,5 milijonai eurų. Tai nežinom, dar negavome galutinių atsakymų, kiek panaudojo, bet tikrai jie bus panaudoti pagal dabartinius duomenis, kaip ir praeitais metais, 23-aisiais, kiek buvo skirta, tiek ir panaudota.
Taigi, onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos programų organizavimo principai iki 24 metų tai nesusidėjo ne vien tik tai kvietimais, pakvietimais, asmenų informavimo per pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, kurių yra 470 Lietuvoje, virš 2,5 tūkstančių šeimos gydytojų dalyvaujančių ir taip pat yra skatinamos, kad šitos programos vyktų. Tai mūsų tas pirminis taškas, tai šeimos gydytojo kaip asmenybės, taip ir komandos nariai, jie turi tą daryti ir tos įstaigos, kurios labai suformavusios geras yra vadinamos šeimos gydytojo komandas ir atrankiniam programom, ten daug geriau vykdo. Bet mums reikia žinoti, kuriuose tai vis dėlto vyksta taip labai gerai. Mes, aišku, skiriame ten pinigų, bet dar nereiškia, kad tenais viskas labai gerai. Galbūt jie turi ir dar daugiau galimybę pakviesti, bet vis dėlto nesužaidžia taip, nes papildomai už programų vykdymo intensyvumo skiriamos lėšos, už programų paslaugos, už ankstyvą diagnostiką, tai yra papildomi finansai, kurie motyvuoti galėtų, reiškia šitas į. Taigi, skirimų PSDF lėšų suma kasmet didėja ir jeigu pažiūrėsim nuo 2009 iki 2022 metų, padidėjo 3,6 karto. Tai nėra, reiškia, tai virš 30,8 milijono eurų, čia visos programos sudėjus. Taigi rezultatas vis dėlto, kas liečia gimdos kaklelio ir kitų, nėra toksai džiuginantis. Kaip matote, 40–44% asmenų yra tik tai vis dėlto atėję ir atsiliepę į pakvietimą, o rekomendacijos aiškios yra, tai ne mažiau kaip 70%, kad ta programa galėtų įtakoti pacientų mirtingumą. Ką mes dar padarėme? Galvojame, kad ta koordinavimo nepakankama yra dalis, tai 2018 metais sausio mėnesį įsakymu V19 paskirti rytų regiono ir vidurio ir vakarų regiono koordinavimo centrai. Manėme, kad arčiau tų žmonių ne vienas koordinacinis centras galės labiau specializuotai padaryti tam tikrus sprendimus ir arčiau priartinti tas paslaugas ir kvietimo. Tai vidurio ir vakarų regionui vadovauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos, rytų regiono Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos ir metodinę pagalbą teikianti įstaiga Nacionalinis vėžio institutas. Suplanuoti ir įgyvendinti onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų efektyvumo didinimo projektai, tačiau yra problema tame, kad tikslas didinti onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų įgyvendinimo efektyvumą, projektų vykdytojai tie patys su partneriais NVI, LSMU, Kauno klinikos ir Santaros klinikos, projektų trukmė baigėsi prieš metus ir bendra vertė yra 500 000. Tačiau problemos yra tame, kad lėšų galėjo būti skirta ženkliai daugiau, bet už tai buvo parengti gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio, storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programų organizavimo vykdymo kokybės reikalavimai, nes tas matėme, kaip turėtumėm tokį kokybinį žingsnį žengti. Apmokyti specialistai, priežiūros, sveikatos priežiūros, teikti prevencinių programų, sveikatos priežiūros paslaugos, ne tik tai slaugytojos, ne tik tai gydytojai, bet ir kiti komandos nariai ir parengti koordinacinių centrų veiklai darbo organizavimo būtini dokumentai. Tačiau nepasiekti projektų rezultatai, pradinė numatyta bendra abiejų projektų vertė buvo beveik mažiau šiek tiek negu 3 milijonai, tačiau įsisavinta 19%. Reiškia, neužteko tam tikrų pajėgumų, personalo galimybių, kad mes galėtumėme įvykdyti galbūt pilnavertiškai ir, sakykime, tam tikrų ir prielaidų objektyvių buvo. Pradinis numatymas apmokyti specialistų skaičius buvo 1800, tai yra 63%. Reiškia, vėl kai kurios įstaigos galbūt netgi nesiuntė savo žmonių, kad kokybiškai galėtų atlikti ir turėti savo įstaigoje to žmonės ir jų negalėtų išsireikalau priversti to daryti. Nevykdyti koordinacinių centrų bandomoji veikla, kas galėjo mums galbūt parodyti tam tikrą kelią, kas dar galėtų būti papildomai įvykdyti. Ir aišku, nevykdyta informacinė sklaida. Aš manyčiau, kad tai yra viena iš kertinių dalykų, kad tai yra informacijos sklaida, tai yra viena iš pagrindinių. Jeigu mes matome šiandienai didžiųjų centrų reklamas ir bėgame į parduotuvę pirkti tenais kažkokias, tai yra įtakojantis dalykas. Tai yra
Nebejotinai. Tačiau jeigu jinai būtų įvykdyta, mes matome, kiek lėšų mes nepanaudojame. Tačiau tuo metu nebuvo rengiami konkursai tam, kad būtų atrinktas informacijos sklaidos vadovas arba, sakykime, projektų ir taip toliau. Tai aš manau, kad mes turime labai aiškiai matyti perspektyvą ir kur detalizuotai jau išdalinti mūsų pinigus, projektinius asignavimus dalykam. Taigi, suplanuoti ir įgyvendinti koordinavimo centrų infrastruktūros sukūrimo projektai, kurie ten siekia apie 340 tūkstančių, šiek tiek daugiau, tai įdiegti, reiškia, koordinavimo centrų veiklai skirtų patalpų remonto darbai ir kompiuterinės spausdintuvai, vokavimo įrankos ir brūkšninių kodų. Tai galbūt jau dabar iš čia esančių irgi gavo laiškus, kurie pakankamai subtiliai atrodantis ir visai neblogai žmogus suteikė, kadangi tai yra tikrai toks oficialus dokumentas su aiškiu barkodu ir tolesnė to paciento, tiksliau ne pacientų, čia sveikos moters arba kito, reiškia, koordinavimo centro atliekamos veiklos, reiškia, vykdymas jau tampa biškutį lengvesnis ir paprastesnis. Taigi, detalizuoti programų organizuoto vykdymo subjektai ir jų funkcijos, tai programų koordinavimo centrai, kaip jau minėjau, Santaros klinikos ir Kauno klinikos, metodiškai vadovaujančios įstaigos Santaros klinikos nacionalinis vėžio institutas ir Kauno klinikos pasiskirstė tarp storosios žarnos, krūties ir gimdos kaklelio. Taigi ir mums vienas iš svarbiausių dalykų, kad šitos įstaigos bendradarbiaujant turėdavo teikti ne tik tai tą informaciją, bet ir atgalinį ryšį tam, kad nacionalinio vėžio kontrolės ir profilaktikos programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organe stebėsenos taryba galėtų daryti tam tikrus kvietimus arba tam tikrus sprendimus į netolimoje ateityje, kur mes turėtumėm pasukti ir ką mes turėtumėm padaryti naujo, nelaukdami naujos programos 25 metų kažkokiu tai pasikeitimu, kad mes galėtumėm reaguoti ir tą tikrai stengiamės pakankamai dažnai daryti. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat labai gražiai. Taigi, koordinavimo centrų ir metodiškai vadovavimo įstaigų funkcijos apibrėžtos buvo, kad ne tik tai informuoti pacientus, siuntimus, informavimo apie programų metu suteiktų paslaugų rezultatus, bet programų įgyvenimo regioninio koordinavimo duodame laisvę, kad jie važiuotų, koordinuotų, turėtų tam tikrus asmenis, su kuriais galėtų dirbti tam tikruose centruose, pirminės sveikatos priežiūros centruose, su jų dedikuotais asmenimis. Ir tas artimesnis kontaktas tikrai davė pakankamai neblogą rezultatą. Taigi, programų įgyvenimo rezultatų vertinimas ir pristatymas vėžio tarybai taip pat yra vykdyti. Toliau metodiškai vadovaujančios įstaigos, tai yra Nacionalinis vėžio institutas, taip pat taryba, bei vėžio taryba, bei Sveikatos apsaugos ministerija taip pat koordinuojame. Jeigu matome kažkokie tai yra didžiuliai lūžiai, kur nevyksta ar kažkas, tai yra tiesiogiai siunčiami tam tikri kvietimo laiškai, kad pagelbėti, padėti ir koordinavimo centrai tame turi vaidinti pakankamai rimtą vertę. Taigi, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos, jos funkcijos irgi labai aiškiai buvo įvardintos, kad jos turi atlikti ne tik tai pakvietimo, bet ir organizuoti darbo laikų pateikimą į internetinę pacientų registraciją, informacinę sistemą, koordinacijų centrų pateiktą poreikį ir įvykdyti tuos visus vadinamuosius, reiškia, reikalingus veiksmus, kurie ne tik tai pasiunčia tą pacientą, bet jau turi turėti ir galutinį atsakymą, kasgi gauta. Ir tą pacientą informuoti, kad jisai nebūtų tokioj nežinomybėje ilgą laiką. Tai reiškia, mums labai tas svarbus ir, aišku, galutinėme rezultate tiekti tos duomenis vėžio tarybai ir sveikatos apsaugos ministerijai, kad mes galėtumėm tikrai įvertinti. Taigi, parengtai patvirtina naujos kokybės gimdos kaklelio piktyvinio naviko ankstyvosios diagnostikos programa, tai yra 23-12 mėnesį, jau jinai yra metus vykdoma, kuriame labai aiškiai
vykdoma organizuotai ir koordinuotai, paslaugos turinys ir vykdytojas veiksmai yra labai aiškiai detalizuoti, atsisakomų siuntimų specializuotom paslaugom, jeigu jau nustatoma biopsija arba, sakykime, išaiškinama kita liga, kur reikėtų nusiųsti. Tai jau irgi tą koordinuoja, nebereikia žmogui vėl papildomai eiti pas šeimos gydytoją ir dar papildomai prašyti ir nukrauname tam tikrą prasme šeimos gydytojo darbą. Toliau metodinio vadovavimo grupė labai aiškiai atlieka savo konsultacijas ir veiksmų, jeigu kažkas tai stringa arba negalima atlikti. Yra suformuotos pavyzdinės dokumentų formos, kurios jau kaip aš sakyčiau taip, kad jau jos atitinka tą lygį, apie ką mes siekiame, nes mes išleidžiame tuos pinigus, bet tada būdavo tie laiškeliai, lapeliai tokie, tikrai ne tokio lygio, ką mes norėtumėm. Gavęs žmogus tokį, kaip ir valstybinės mokesčių inspekcijos raštą, jau jisai kažkaip tai jau visai kitaip žiūri ir jis jau atsakingiau į tą kreipia dėmesį. Taigi, toliau mes turime neabejotinai labai gražų gimdos kaklelio piktybinio naviko tos naujosios ankstyvos diagnozijos programos vykdykos schemą. Tai yra kvietimas nuo 25-34 metų atlikti onkocitologinį, nuo 35 iki 59 metų amžiaus moteris kviečiamos atlikti ir žmogaus papilomos virusų tyrimo, atliktos moterim pagal tvarkaraštį esančius sveikatos kvietimo laiškai ir informaciniai pranešimai, kur ir kada turi atvykti, kvietimo laiškai nurodyti tiksliai atvykimo vieta, data, laikas ir moteris gali. Aišku, tikslinimas, moteris gali tikslinti tyrimo datą ir jeigu jai netinka ta data, tai, sakykime, jinai gali pasirinkti kitą. Tačiau netvyko atlikti tyrimo, pavyzdžiui, užsiregistravo, bet netvyko. Tai kvietimas siunčiamas vėl pakartotinui po 3 mėnesių. Bet moteris gali apačioj, matote, trumpalaikio atsisakymo ciklo, nepriversime, jeigu jinai ar jos įsitikinimai kažką tai sako, aš nenoriu ir jūs čia man nerašykite. Tai jeigu jinai tik tai šiam tikslui, tai po 3 metų mes vėl siunčiame jai kito ciklo to vadinamo iškvietimo metu, reiškia pakartotiną konsolą, tačiau jeigu moteris atžymi, kad aš visiškai nenoriu, tai reiškia tada daugiau jokie kvietimai jai nesiunčiami. Ir atitinkamai, jeigu įvyksta, reiškia, tyrimas, atliekami tyrimo rezultatai, jeigu jie yra neigiami, moteris sveika, tai toliau gaunama informavimas, kad pranešimas, kad jinai sveika ir jo sekantis atvykimas yra po 3 metų. Jeigu vis dėlto tam tikri teigiami onkocitologiniam arba kitokie pokyčiai, tada siunčiama detalesniam ištyrimui ir kolposkopiniam tyrimui ir tolesnėme atliekame biopsijų atlikimas taip pat pas specialistus ir priklausomai nuo to, ką mes turime, siuntėme į klasterinę įstaigą, kurioje atliekamas yra detalus ištyrimas ir jeigu jau reikalingas ir gydymas. Taigi, pradėtas 21-27 laikotarpio ES lėšomis finansuojamas onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų įdiegimo įgyvendinant bandomąjį programų koordinavimo projektą. Kaip matote, finansavimo projekto vertė beveik 6,5 milijono ir projekto vykdytojai ir partneriai LSMU Kauno klinikos, partneris Santaros klinikos. Tai čia yra įdiegti onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimus įgyvendant bandomąjį programų koordinavimo projektą. Tai yra koordinaciniai centrai bandomąją veiklą, įskaitant naujų programų su atliekamų tyrimo metodų ar programų organizavimo būdų išbandymo, pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikiančių specialistų mokymai, mokymai programų organizavimo ir koordinavimo klausimais, komunikacinė veikla, kaip matote, jau yra įtraukta viena iš kaip į tokių onkologinių ligų ankstyvosios diagnozės programų internetinės svetainės sukūrimas, tas žingsnis ir neabejotinai turi būti sklaida. Ir baigiamosios konferencijos organizavimas, kurioje apžvelgtumėme, reiškia, tuos įvykius, bet 27 metų pradžioje. Taigi, vykdomas dar vienas projektas prevencinių programų vykdymo į kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės SPBI informacinės sistemos posistemės kūrimas. Aš manau, tai čia bus vienintelis ir vienas iš tokių pagrindinių didesnių žingsnių pasiektų, kuriuo mes galėtumėme padaryti kokybinį šuolį, ne tik tai kvietimo prasme, kad pas mus jisai auks tikrai dabar jau su koordinacija, bet ir atvykusių pacientų. Tai reiškia, tas informavimo sistema,
kuri nuolatinai pacientai informuos šeimos gydytojo, kad jisai to neatliko arba atliko. Tai čia yra labai svarbus dalykas ir registrų centras, valstybės įmonė šiai dienai beveik 6 milijonai šitai įdiegti posistemiai, kuri galėtų sukurti su programų vykdymu susijusių tyrimų, duomenų, modelių, programų, tyrimų su programų paslaugom susijų nomenklatūrų, klasifikatorių, valdymo, informacinės ir įdiegti sąsajų pakeitimus, kad mes tiesiogiai galėtume prie šitų dokumentų prieiti. Sukurti ir įdiegti programų vykdymo, koordinavimo, stebėsenos analizės informacinę sistemą ir įdiegti SPBI informacinės sistemos į IPR sistemos pakeitimus. Sukurti gyventų informavimo apie programų paslaugos priemonę. Programų vykdymo koordinavimo ir stebėsenos galimybės tai yra pakankamai nemažos ir jeigu mes tą padarytumėm, tai galėtumėm tikslinės populiacijos atranka pagal programas, asmens informavimas, įsitraukimas į programos, reiškia galimybės nustatyti praktiškai tuo metu, asmens dalyvavimas programos, kaip jisai eina, ar jis jau atliko kažkokius tai judesius, ar netliko, kodėl netliko, tai gali koordinacijos centrą informuoti, kad prašau, kažkodėl tai nutrūko šitas kelias. Rezultatų pateikimas, asmens rezultatų įvertinimas, tai yra labai svarbu. Jeigu mes žinome vieną dalį, mes turime žinoti pabaigą. Ar mums įvyko visas tas numatytas kelio įvykdymo procesas ar ne. Programos tikslinės populiacijos dalyvaujant programos rezultatų vertinime. Jeigu mes neturime vertinimo metų pabaigoje, ciklo pabaigoje, 3 metų analizai, mes turbūt negalime pasakyti nieko gero apie tai, kas bus. Taigi aš matau didžiulį galimą proveržį šitoj, nes, kaip sako, ES valstybės, tai ir Slovenijos, ir Kroatijos, kada iš to labai dugno didelio jie padarė pakankamai greitą šuolį, įdiegiant informacinės registrų posistemės jūs, taip kaip irgi organizacijose. Taigi vykdomų pokyčių laukiami 2 programų koordinavimo centrai ir 1 programų organizavimo tvarka šalyje, jinai neskirtinga. Vienodas programų paslaugų prieinamumas ir užtikrina visiems gyventojams, nepriklausomai nuo pirminės asmens ambulatorinės specializuotos priežiūros įstaigos, prie kurios jie prisirašė. Tai jam atsiunčiama ir jisai gali tiesiog ne tik tai, jeigu jam netinka, tai įstaigai jisai pasirinkti kitą. Panaikintos sąlygos susidaryti sveikatos priežiūros netolygumams. Tai mes vis dėlto neturėdami registrų sistemos posistemę, mes tiesiog negalim, mes galim tik tai galvoti, kad, sakykime, nutolusiuose rajonuose nuo pagrindinių sveikatos centrų viskas tenais gražiai vyksta ir ten tie skaičiukai gal po 1-2 didėja, bet jeigu pažiūrėsime tas pakvietimo analizė ir ateimo, tai galbūt ten skaičiai dideli. Bendrame kontekste Lietuvoje miestai didieji galbūt užgoš šitą, bet mes tada galėsime ištraukti ir pamatyti, kur nukreipti mūsų didžiausias pastangas į tuos rajonus, į tas savivaldybės, kuriuose reikia tikrai didesnės tiek metodinės, tiek galbūt netgi patariamosios pagalbos. Stebime ir vertinam paslaugų kokybę, gyventojų dalyvavimas programoje turi būti nemažesnis negu 70%. Ir šeimoms gydymo mažina administracinė našta, nes tos komandos jos sukuria tam tikrą labai gražų, reiškia, tą kooperavimas ir koordinavimas su koordinaciniais centrais, nebūtinai su šeimos gydytoju kiekvienam šnekėti. Taigi ateities iššūkiai, tai aišku, atrankos patikros programų perspektyvos pagal Europos Beating Hearts plan, tai kovos su vėžiu planu pasiekti, kad 25-aisiais gimdos kaklelio vėžio, krūties, storosios žarnos vėžio programos dalyvautų 90% tikslinės populiacijos asmenų. Manau, kad tas neįgyvendinimą turėtumėm realiai žiūrėti, siekti visada norime, bet turbūt tai yra utopinė dalis, kai kurios šalis galbūt tą gali pasiekti, bet irgi ne visos tikrai Europoje, čia mes nesame kažkokie tai išskirtiniai. Atnaujinta Europos komisijos tarybos rekomendacija dėl vėžio atrankinės patikros, atsižvelgiant į mokslų pagrįstus įrodymus ir šalies nacionalinius ypatumus įtraukti į patikrą ir kitas vėžio rūšis. Kaip matote, mes jau Lietuvoje plaučių projektą pradėjome, kadangi mūsų sergamumas vis tiek yra aukštesnis ir
turėtumėm į tai matyti. Taip pat priešinės liaukos, kaip jau minėjau, vyksta, bet ir galvojame apie odos vėžio, melanomos, kadangi jų skaičiai yra dideli. Ir SAM patvirtino burnos, veido ir žandikaulių srities vėžio ankstyvosios diagnostikos gydymo organizavimo tvarkos aprašą 24-12 mėnesį. Tai mes jau bandysime irgi taip pat, nes sergamumas galvos ir kaklo navikais ženkliai didėja ir mes turime procentiškai ar skaičiumi bendrų galbūt nedaug, bet augantį kartais, jeigu imsime 5 mečius. Taigi SAM patvirtino bandomuosius bronchų, kaip jau sakiau, ir plaučių piktybinių ir teikiančios įstaigos pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tai priešinės liaukos, piktybinio naviko ir toliau tęsiama ir ES vykdoma šio programą pilotinė, kur Lietuvą atstovauja Nacionalinis vėžio institutas. Taigi labai ačiū už dėmesį.